Labas vakaras. Nežinau, ar girdžiuosi, turbūt girdžiuosi, linktelk, Eglutė. Girdim. Labas vakaras ir nuo manęs. Tai nenustebkit, kad matot nacionalinį Kuksando centrą. Iš tikrųjų ir Vilkės namuose ir nacionalinis Kuksando centras veikia tose pačiose patalpose, tai mes bendradarbiaujant jungiamės iš tikrųjų per jų Zoom kanalą, kad užtikrinti transliaciją šiandien, tai nebijokit, kas įsijungėt ten. Ir šiandien yra ypatinga tokia premjera, man atrodo, ne? Mes turim labai įdomią paskaitą besilaukiančioms ir atrodo jau tiek metų kaip ir dirbam su besilaukiančiom, su moteriam ir po gimdymo ir štai dar galim atrasti tokių įdomių temų ir įdomių paskaitų ir sužinoti kažką naujo. Ir šiandien savo žiniom, savo patirtim, savo praktika, savo tuo, ką dalinasi kiekvieną dieną, pasidalins ir lektorė, instruktorė, kvėpavimo mokytoja Eglė Zarembė. Ir nežinau, Eglė, tu gali pristatyti save galbūt dar kitaip ir aš visai norėčiau, kad šiek tiek ir apie save papasakotum, bent jau įžangoj. Būtų labai įdomu išgirst, kaip tu atėjai iki šitos temos. Ir man atrodo, kad mes galim sutarti, kad drąsiai galim užduoti klausimus, galbūt net ir seminaro pabaigoj, kad būtų patogiau, arba rašyti į čato laukelį. Ir man atrodo, kad tikrai visoms bus naudinga, kas paklausit, ir tas klausimas gali atnešti irgi labai daug naudos. Tai nebijokit, klauskit, užduokit, rašykit, diskutuokit ir linkiu gero laiko. Tikiuosi, webinaro įrašas pavyks ir mes galėsim jį dar kartą peržiūrėti ir išklausyti. Tai gero seminaro ir iki. Ačiū labai, Eglė. Šiandien yra jungtinės eglių pajėgos. Tai labai pasistengsiu, kiek įmanoma, daugiau duoti ir pavyzdžių ir iš savo gyvenimo praktikų ir patyrimų, kad būtų pakankamai lengva pritaikyti savo. Ir šiandien mes kalbėsim apie nervų sistemos balansavimą nėštumo metu, nes tai yra labai svarbi tema. Nervų sistemos balansavimas apskritai yra labai svarbus. Ir mes mokant tokius metodus, turint tam tikras žinias, galim gebėti, paprastai tariant, valdyti stresą ir įtampą, bet jeigu kalbam giliau apie nervų sistemą, tai iš esmės daugiau savo padėti, nes nuo nervų sistemos priklauso labai įvairios mūsų organizmo funkcijos. Nervų sistema atsakinga yra už mūsų praktiškai visus valingus ir nevalingus veiksmus. Ir dėl to apie ją mes šiandien pakalbėsim šiek tiek išsamiau. O kodėl būtent nėštumo metu ir kuo šitas kursas yra kitoks negu kiti, tai gal pradėsiu nuo to, koks šis kursas nėra, nes jau laukiant webinaro mes sulaukėm šiek tiek klausimų, registruojantis buvo galima klausti, ir buvo klausimų apie pilvo skausmus, apie skausmą kirkšnies srityje, apie kvėpavimą gimdymo metu, stangų metu ir taip toliau. Tai šitas kursas yra ne visai apie tai. Tai yra bendrinis mūsų nervų sistemos paruošimas, gebėjimas ją valdyti ir tų žinių pasitelkimas ramiam laukimui, kiek įmanoma sklandesniam gimdymui, nes jam reikia nusiteikti, ne tik tai žinoti, ką jo metu daryti, bet atsinešti tam tikrą būseną ir laikotarpį po gimdymo, kuris yra ypatingai svarbus ir kas laukitės pirmą kartą, turbūt dar sunku įsivaizduoti, sunku pasiruošti tam, kas laukia, bet pasistengsiu tikrai kiek įmanoma tuo klausimu padėti. Ir pati šiuo metu laukiuosi, šiandien lygiai 16 savaičių, tai
visas žinias taikau ir ant savęs ir esu pritaikiusi daugybei žmonių. Dėl to šitas seminaras, webinaras ir mokymai, apie kuriuos papasakosim, tikrai yra labai praktiniai ir jie atėję iš mano pačios patyrimo ir poreikio. Tai nervų sistemos balansas nėštumo metu tikrai labai gali pasikeisti, sudrebėti, nes nervų sistema labai susijusi su hormonų sistema. Ir kas jau perėjote pirmą trimestrą, galėjot pastebėti tikrai tam tikrus pokyčius, kurie vyko mūsų hormonų sistemoje ir protas, psichika kartais nesuprasdavo, iš kur kyla tam tikros emocijos, kodėl kūnas jaučiasi vienaip ar kitaip. Ir yra tikrai nemažai nerimo, streso dėl įvairių dalykų, dėl gyvenimo pokyčių, dėl finansų, dėl santykių, nes santykiai keičiasi, dėl ateities, dėl vaikelio, dėl nėštumo, dėl to, kaip tam pilvui sekasi augti, mes ten negalim pasižiūrėti labai tiksliai, mes galim tik tikėtis, raminti save, kad visada yra viskas geriausiai, kaip gali būti. Ir visa tai, visa ta nežinomybė, situacijos nevisiška kontrolė tikrai dažnai moteriai kelia įtampą. Ir dėl to reikia mokėti save atpalaiduoti. Kad ir kaip bebūtų, mes visko sukontroliuoti negalim. Mūsų nervų sistema kartais mūsų neklauso, jinai elgiasi tiesiog taip, kaip mūsų aplinkybės ją suponuoja elgtis. Ir mums reikia išmokti ją reguliuoti. Ir dar toks paskutinis dalykas, tai jau yra žinoma, kad tai, kaip moteris jaučiasi nėštumo metu ir kiek streso, kiek įtampos jinai patiria, gali dalinai nulemti mūsų vaiko nervų sistemą. Tai nereiškia, kad jeigu mes labai stresuojam, vaikas gimęs bus streso kamuoliukas, bet tam tikri dalykai, kaip pavyzdžiui, kortizolio išsiskyrimas gali būti paveiktas formavimosi dar gimdoje ir to, kaip mes gebėjom su savo įtampa tvarkytis. Tai nereiškia, kad reikia stresuoti dėl to, jog stresuojat ir kad dabar kažkas bus ne taip. Reikia priimti, kad darom geriausia, ką galim padaryti. Aš su savo pirmu nėštumu tikrai nežinojau labai daug dalykų ir tikrai man buvo ganėtinai sudėtinga tvarkyti su savo emocinė sveikata, bet žinant tam tikrą informaciją ir ją taikant tikrai gali būti lengviau. Tai apie mane. Šiek tiek laukiu, kol pasikeis skaidrės. Viskas gerai. Tai va, aš esu sveikatingumo, fizinio aktyvumo instruktorė, kvėpavimo, funkcinio kvėpavimo mokytoja. Ir neseniai tapau dar ir radijo laidos vedėja, tai labai kviečiu trečiadieniais žinių radijoje klausytis tam tikrų žinių, tam tikrų naujienų ir informacijos apie tai, kaip kūnas veikia mūsų emocijas, nes šita tema man be galo įdomi ir aš ją tyrinėju iš visų pusių, ten tikrai labai plačiai su įvairiais pašnekovais kalbamės. Ir jeigu norit rasti mane Instagrame, tai yra gyventi.kūne paskyra, aš ten nesu labai jau aktyvi, daugiau realiam gyvenime turbūt aktyvumo mano yra, bet tikrai galit pasiekti, pasidalinu vis kažkokią naudingą informaciją, galit rašyti ir elektroniniu paštu, jeigu kyla klausimų ar kils klausimų dėl kurso, tai tikrai labai lauksiu ir eigoje dar truputį papasakosiu, kodėl aš atėjau į šitą sritį. Tai kas yra autonominė nervų sistema? Tai pradėsiu turbūt nuo to, kad dirbant su kūnu ne vienerius metus pastebėjau, kad vien fizinis aktyvumas daug dalykų negali išspręsti. Tada pridėjau kvėpavimą, funkcinį kvėpavimą ir supratau, kad jau šiek tiek geriau, ypatingai todėl, kad funkcinis kvėpavimas veikia ir nervų sistemą, bet visko vis tiek negalima išspręsti. Ir yra, aišku, labai daug dalykų, kuriuos dar galima taikyti ir holistiškai labai plačiai žiūrėti į savo kūną, bet man pavyko apsistoti ties nervų sistemą ir aš pastebėjau, kad čia yra vienas iš raktų.
Tai mūsų nervų sistema susideda iš centrinės ir periferinės. Centrinė yra smegenys, galvos ir nugaros, o periferinė yra visam likusiam kūne išsidėstę nervai. Ir šiandien kalbėsim būtent apie periferinę sistemos dalį, autonominę, dar kitaip vadinama vegetacinė nervų sistema. Ir jinai yra atsakinga už mūsų virškinimą, už mūsų širdies plakimą, už mūsų kvėpavimą, už susijaudinimą seksualinį, už poilsį, už mobilizavimąsi. Ir galima ją pavadinti, taip išskirstyti į 2 režimus. Tai vienas yra kovok arba bėk, kitas yra ilsėkis. Ir kovok arba bėk režimas mūsų paprastam gyvenime yra įtampa, stresas. Mūsų pirmykščiame gyvenime tai buvo tas tiesioginis bėgimas nuo plėšrūno, išgyvenimas. Poilsis, ramybė tai yra virškinimas, tai yra ramybė, tai yra palaima, tai yra gijimas ir panašiai. Tai mes siekiame, kad nervų sistema turėtų balansą, kad jinai nebūtų nei tik tai vienam režime, nei tik tai kitam režime. Ir autonominę nervų sistemą mes galim reguliuoti. Daug metų būdavo manoma, kad negalim to padaryti, iki kol atradom, kad kvėpavimas, kurį mes galim reguliuoti, yra autonominės nervų sistemos dalis ir mes galim ją taip paveikti. Paskui atsirado labai daug žinių apie nervą klajoklį, nervus vagus, kam teko girdėti, labai trendinantis žodis ir terminas. Jau atsiradę yra ir elektriniai nervų sistemos stimuliatoriai, kurių nėštumo metu kol kas dėja negalima naudoti. Ir apskritai labai daug appsų, labai daug knygų, patarimų apie tai, kaip stimuliuoti nervą klajoklį. Tai viskas iš esmės bus iš dalies ir apie tai. Tai va. Ir mūsų nervų sistema nėra tokia paprasta, kad mes arba ilsimės, arba bėgam ir kovojam. Toks mokslininkas ir tyrinėtojas Stephen Porges yra atradęs ir išvedęs tokią polyvagal theory, polyvagalinę teoriją, kad mūsų nervų sistema gali užstrigti tam tikroje būsenoje. Tai iš esmės viena būsena yra kovok arba bėk, kita būsena, dar apie kurią neužsiminiau, yra sustingimas, užšalimas. Tai yra būsena, kai mes esam šiek tiek tokioj depresiniai būsenai, kai mes bijom pajudėti, kai mes bijom arba net neįstengiam imtis veiksmų. Ir tokioj būsenai iš tikrųjų yra labai nelengva. Ir tai irgi yra nervų sistemos būsena ir tam tikras užstrigimas, jeigu mes joje esam ilgą laiką. Ir kodėl jinai užstringa? Ir kodėl kartais užstringa ir laukiantis, ir po gimdymo, per gimdymo metu. Todėl, kad būna taip, jog mūsų kūnas negeba apdoroti siunčiamų signalų. Ir pavyzdžiui, jeigu tai yra labai labai sudėtinga patirtis, traumuojanti patirtis, kartais tai yra iki gimdymo dar laukiantis dalykai, kartais tai būna persileidimai, negalėjimas pastoti, tam tikros trauminės patirtis, kurios kūną kažkaip paveikia, sustingdo. Kartais tai būna gimdymas, tikrai labai sudėtingų gimdymo istorijų būna. Kartais tai būna pogimdyvinis laikotarpis, kai pavyzdžiui yra kažkoks didžiulis stresas dėl tam tikrų aplinkybių. Ir mūsų nervų sistema gali užstrigti tam tikram režime ir dažniausiai ne tame ramybės ir poilsio, o kovos arba užšalimo. Tai aš truputėlį papasakosiu savo istoriją. Ir dar nepaminėjau, kad vienas iš dalykų, dėl kurių užstringa, tai būna lėtinis ilgalaikis stresas arba įtampa. Ir mano istorija buvo tokia, kad aš prieš susilaukiant savo pirmagimio turėjau nesivystantį nėštumą, kuris man iš tikrųjų buvo traumuojanti patirtis, nes jisai buvo
visų pirma netikėtas, kas yra tai patyrę, tai gali įsivaizduoti. Kitas dalykas tai buvo, kad tai jį išvalyti buvo labai sudėtinga ir gulėjimas ligoninėje užsitęsė, po to atsirado tam tikrų psichologinių ir fiziologinių požymių, kurie rodė, kad tai buvo didžiulis stresas. Ir laukiantis antro vaiko aš tikrai jutau didžiulę įtampą. Tiesiog ta pirmoji patirtis, jinai liko kūne ir aš negalėjau atsipalaiduoti. Ir trečiam trimestre dėl kažkokių priežasčių pradėjo nevalingai susitraukinėti gimda ir dažnai net ir ritmingai. Ir keletą kartų gulėjau ligoninėje, gydytojai nesuprato, kodėl taip vyksta, kodėl tie susitraukimai dažni, pastovus, bet nenuspėjami, kartais būna vieną dieną, būna kitą ne. Ir man patarė tiesiog lovos režimą praktiškai, tiesiog vengti visko, kas tai gali paskatinti, o tai yra ir emocijos, ir fizinė kažkokia veikla. Mano atveju taip galvota buvo, bet iš esmės tai buvo iš tikrųjų tiesiog mano kūno būdas turbūt ruoštis gimdymui. Kaip paskui supratau ir sužinojau, bet aš visą trečią trimestrą praktiškai, kai buvo mano lauktasis dekretas, praleidau namuose bijodama pajudėti ir galvodama, kad mano vaikeliui, mano iščiose yra nesaugu, mano gimda susitraukinėja, gal jį ten spaudžia, aš nežinau, kas ten jam vyksta, gal aš jį pagimdysiu 28 savaičių ir nerimo buvo be galo daug. Aš esu trenerė, esu įpratus judėti kiekvieną dieną daug, esu šiaip aktyvus žmogus ir man tas užsidarimas ir nuosprendis tarsi nejudėti buvo labai, labai, labai sunkus ir aš prabuvau visą laiką tokio įtampos, tokiam sąstingiui iš tikrųjų. Ir iš to sąstingio atėjau gimdymą, kuris tikrai irgi nebuvo lengvas ir mano ir gimdos kaklelis buvo kietas, užsispaudęs, tai irgi susiję labai su emocinė būsena. Ir gimdymas man iš tikrųjų paliko didžiulį pėdsaką, apie kurį aš nenoriu daug pasakoti, tiesiog kiekviena ta gimdymo patirtis yra skirtinga, maniškė buvo tokia. Ir po gimdymo aš jaučiausi tikrai tokia šiek tiek šoko būsenoj ir įtampa vėl užstrigo kūne. Ir su tokia visa besikaupiančia, besiakumuliuojančia įtampa aš atėjau į vaikelio auginimą, į tą vadinamą 4. trimestrą. Ir man prasidėjo nervinės tokios nerimo atakos ir prasidėjo, tiksliau aš nerimą pažinojau ir iki tol, bet tai užėjo toks nekontroliuojamas nerimas, kurio nebegalėjau nei suvokti, nei valdyti. Ir kokią 4. gal ar 3. savaitę po gimdymo nebegalėjau užmigti visiškai. Ir savaitę laiko negalėjau tiesiog miegoti, kai paskutinę naktį ten jau skambinau greitai ir meldžiausi ir nesupratau jau, kas vyksta, galvau, kad išprotėsiu. Tai mano psichika taip sureagavo ir mano nervų sistema, ta tokia perkrauta visko, taip sureagavo, kad aš paskui tikrai dar ilgus mėnesius atsistatinėjau ir atstatinėjau savo nervų sistemą įvairiais būdais. Ir tada aš atėjau į šitą temą. Ir tada aš atėjau į pogimdyvių treniravimą, kur išsiaiškinau, kad sportuoti nėštumo metu yra netgi būtina ir kad nejudėjimas paskutinį trimestrą gali net iki 40% padidinti pogimdyvinės depresijos tikimybę. Dėl to paskutinį trimestrą ypač būtina judėti, kai aš save uždariau namuose. Ir tada atėjau iki nervų sistemos balansavimo, tam, kad suprasčiau, kaip jinai veikia ir tam, kad galėčiau išjudėti iš savo sąstingio, nes buvau išbandžius daug metodų ir terapiją ir judėjimą, bet kol nesupratau pačios nervų sistemos, tai buvo labai sunku pačiai grįžti į tą tokią normalią būseną. Tai dėl to aš esu čia ir dėl to dabar su jumis kalbuosi, nes pati praėjau nemažai pamokų ir po to tai mane atvedė iki nemažai žinių įgyjimo. Tai kaip palaikyti nervų sistemos balansą? Pirmiausia, tai yra leisti jai patirti
abu kraštutinumus. Leisti savo nervų sistemai gauti teigiamo trumpo streso ir leisti savo nervų sistemai pilnai atsipalaiduoti. Ir dažniausiai problema yra ta, kad mes arba vieno, arba kito pilnai padaryti negalim ir esam kažkur per vidurį. Kai negalim visiškai ilsėtis, tai yra absoliuti ramybė, mūsų toks viso kūno homeostazė, kai kūnas gyja, auga, atsinaujina ir neleidžiam savo patirti tokio staigaus, momentinio streso, saugom tarsi save nuo jo, patirdami ilgalaikį, nemalonų, kenksmingą lėtinį stresą. Tai dėl to reikia sąmoningumo, stebėti save kiekvienoje dienoje ir po truputį mokytis, kaip dienos eigoje tą balansą išgauti. Taip. Ir mes kalbėsim apie keletą tokių pagrindinių dalykų. Tai vienas iš jų yra judesys. Ir judesys yra labai labai svarbus. Visų pirma, mūsų nervų sistema atpažįsta mūsų kūno kalbą. Ir jinai kiekvieną akimirką skanuodama mūsų pojūčius, mūsų regą, mūsų klausą, mūsų lietimą, mūsų kūno poziciją, siunčia signalą ir sprendžia, ką dabar daryti. Čia yra išgyvenimo režimas ar poilsio režimas, čia yra ramybė ar yra kažkoks pavojus. Ir jeigu mūsų poza, mūsų kūno laikysena yra uždaryta, mūsų klubai yra suspausti, mūsų krūtinė yra uždaryta, mūsų nervų sistemai signalas, kad čia yra nesaugu, nes mes turim apsisaugoti. Jeigu mes esam laisvi, jeigu mūsų kūnas laisvas, mūsų raumenys, mūsų fascijos yra atpalaiduotos, judesiai yra plastiški, mes galim kvėpuoti pilvu, mūsų diafragma nėra užsispaudusi, tai yra mūsų kūnui signalas, kad yra saugu ir mes galime pilnai atsipalaiduoti. Tai judesys bendrai nėštumo metu tai yra skatintinas įvairiausias. Galima ir važinėti dviračiu, galima plaukioti, galima kilnoti svorius. Iš esmės labai labai daug dalykų. Iš tikrųjų buvo klausimas, kad yra baimė sportuoti, ypatingai pirmą trimestrą, tai nėra jokių tyrimų, kurie parodytų, jog protingas sportas, fizinis aktyvumas būtų susijęs su persileidimu. Netgi atvirkščiai. Dėl to nervų sistemai labai patinka fizinis aktyvumas ir išsiskiria tam tikri hormonai, kurie padeda mūsų nervų sistemai. Vienas iš dalykų, ką aš minėjau, yra tas teigiamas stresas. Ir tie kraštutinumai. Mes norim patirti teigiamą stresą. Teigiamas stresas gali būti vėsus vanduo, gali būti aktyvus judėjimas, gali būti kvėpavimas aktyvus, kurio dėja nėštumo metu daryti nepatartina. Ir pats saugiausias turbūt iš šitų yra judesys, nes į ledo vandens kol kas tyrimų nėra, kad galima eiti, yra tikrai entuziasčių, kurios eina, bet judesys yra tikrai ištyrinėtas, tikrai saugus ir tikrai labai svarbus. Mūsų nervų sistema gauna signalą, kad gavome kažkokį stresą, įsitempėm, tarsi pajudėjom, viskas susiaktyvavo ir tada jau galiu nurimti ir tada galiu pilnai atsipalaiduoti. Tai jai labai patinka tie tokie kraštutinumai ir mes ją treniruojam. Įsitempiau, atsipalaidavau, įsitempiau, atsipalaidavau. Kai nustojam judėti, kai mūsų psichika, mūsų kūnas yra tokioj visą laiką nuoseklioj linijoje, tai tada mūsų kūnas negeba ir galutinai atsipalaiduoti, nes jis nežino, ką reiškia įsitempti. Ir mes tada taip ir užstringam iš dalies. Tai dėl to judesys yra labai svarbus. Ir ką aš šiandien per mūsų susitikimą norėčiau padaryti, tai tiesiog parodyti porą pratimų, kaip mes galim išjudinti savo pečių sritį tam, kad mūsų nervų sistema pagalvotų, kad galiu atsipalaiduoti, viskas gerai. Tai kas galit, kas turit galimybę, sėdit ramiai. Tiesiog paimkit, pasidėkit rankas už galvos, atidarykit alkūnes, atidarykit krūtinę ir taip laisvai pajudėkit iš šonos. Ištieskit rankas į viršų, pasirašykit ir vėl rankos už galvos, vėl atidarom krūtinę.
Nuleidžiam rankas, sukabinam rankas už nugaros, atidarom krūtinę, pasijudinam švelniai į šonus. Atpalaiduojam rankas, atpalaiduojam pečius. Paimam dešinę ranką ir pamasažuojam švelniai kairį petį. Sprandą, kaklo dalį. Ta patį padarom su kita puse. Paspaudžiam tiesiog pirštai, suimam raumenį, atleidžiam, suimam, atleidžiam. Ir dabar paimam savo nykščius, susirandam už savo galvos tokias dvi duobutės, kur kaklas jungiasi su kaukole ir ten eina fascija, kuri mūsų galinė linija fascijos, kuri jungiasi iki pat kaktos. Ir dabar paspaudžiam į tas duobutes su abiem nykščiais ir galim jausti įtampą net iki antakių. Jeigu ten labai įtempta, tiesiog pamasažuojam tokiais sukamaisiais judesiais, galim taip spausti iš apačios į viršų ir pabandom taip švelniai, švelniai tiesiog galim šiek tiek ir stipriau atleisti savo galvinę įtampą. Galim užmerkti akis, ramiai. Ir atpalaiduojam, papurtom rankas. Purtymasis irgi yra viena iš nervų sistemos reakcijų, atsakų į stresą, išsipurtymas, tarsi atleidimas, streso paleidimas. Ir čia yra tik tai vienas iš tokių mažų metodų, kaip labai greitai, trumpų judesių, netgi sėdint, šiek tiek duoti savo tokio atsipalaidavimo ir leisti nervų sistemai suprasti, kad viskas yra gerai. Ir kas dalyvausit kurse pilnam, tai ten bus tikrai nemažai judesio, naudosim ir masažinius kamuoliukus, naudosim tiesiog savo kūno svorį, bus daug laisvų judesių, nes mūsų įtampa labai kaupiasi klubuose, mūsų įtampa labai kaupiasi pečiuose, žandikaulyje. Klubai ir žandikaulis yra ypatingai svarbus gimdymo metu ir labai svarbu tas vietas gebėti mokėti atpalaiduoti. Tai jeigu ten susikaupia ilgalaikė įtampa, tai tikrai žandikaulis yra susijęs su gimdos kakleliu ir ne veltui gimdymo technikų mokantis yra tam tikri būdai, kaip atpalaiduoti žandikaulį, tam tikri garsai. Tai tam mes galim po truputį ruoštis iš anksto. Žiūriu mūsų laiką ir keliauju toliau. Tai va, dabar yra sekanti dalis kvėpavimas. Kvėpavimas nėštumo metu yra turbūt visų treniruočių dalis. Visą laiką yra dalis, kur mokomės kvėpuoti diafragmą ir kurso metu irgi tą darysim. Tai kvėpavimas yra labai svarbus, todėl kad jisai apsunkėja nėštumo metu, jisai padažnėja ir mūsų nervų sistema labai stipriai veikia nervas klajoklis, kuris aktyvuojamas yra diafragminio, pilvinio kvėpavimo, ramaus kvėpavimo metu. Ir dėl to galima išmokti technikų, kurios nuramina mūsų kvėpavimą, kurios mūsų kvėpavimo visą aparatą išnaudoja, pilnai leidžia tiek, kiek tame pilve yra vietos, leidžia kvėpuoti pilnai. Ir tam, kad įsivertinti savo kiekvienos dabartinę kvėpavimo būklę ir kiek mūsų kvėpavimas dabar yra funkcionalus nėštumo metu, aš noriu pasiūlyti tokį trumpą testą. Tai aš nuimsiu laikmačių minutę laiko ir tą minutę paprašysiu užsimerkus suskaičiuoti savo įkvėpimus. Tai reiškia, kad vienas įkvėpimas ir iškvėpimas lygu vienas. Įkvėpimas, iškvėpimas 2. Tai skaičiuosim tokius kvėpavimo ciklus savo minutę laiko. Ir kiekviena savo žinosit, kiek suskaičiavo, to aš paskui pasakysiu, kokie yra normatyvai, kokios yra rekomendacijos ir link ko galima eiti. Tai užsimerkite, įkvėpkite, iškvėpkite labai ramiai
Ir visiškai nekontroliuokit savo kvėpavimo, kvėpuokit taip, kaip jums įprasta, taip, kaip kvėpuotumėt visada. Tiesiog skaičiuokit. Tarsi neturėtumėt jokios išankstinės nuostatos, čia reikia daug ar mažai kvėpuoti. Ir dabar jungiu laikmatis. Op. Ir stop. Taip, tai kiekviena paskaičiavot savo kvėpavimo dažnumą ir nesilaukiant, medicina sako, kad reikėtų kvėpuoti nuo 12 iki 20 kartų per minutę. Bet funkcinio kvėpavimo mokslas sako, kad reikėtų nuo 6 iki 12. Laukiantis būtų patartina kvėpuoti nuo 8 iki 14 kartų per minutę, norint išlaikyti optimalią sveikatą. Tai jeigu kvėpavimas yra dažnesnis, galima jį ištreniruoti vienas dalykas ir jeigu jis yra dažnesnis, galimai jisai rodo kvėpavimo disfunkciją. Tai kad kvėpavimo aparatas nėra išnaudojamas teisingai. Tai mes labai daug apie kvėpavimą kalbėsim ir kurso metu, tikrai paaiškinsiu, kodėl kvėpuoti nereikėtų dažnai, kodėl hiperventiliacija kaip tik nenuneša deguonies ten, kurio reikia, ir hiperventiliacija per dažnas kvėpavimas, per intensyvus, gilus kvėpavimas tikrai gali apsunkinti įvairias kūno funkcijas ir lygiai taip pat ir mūsų vaikeliui reikalingas pakankamas deguonies kiekis, kurį mes gaunam ne per dažnai ir per daug kvėpuodami, bet kvėpuodami taisyklingai, ramiai ir lėtai. Tai dėl tam tikrų biocheminių procesų sistema yra tokia. Tai apie tai tikrai dar kalbėsim kurso metu. Ir dar vienas dalykas yra kognityvinės technikos. Tai yra technikos, kuriomis mes tiesiog kalbame su savo protu ir bandom jomis įsivertinti aplinką, bandom jomis tiesiog nuraminti save, nes jeigu nurimsta mintis, dažnai nurimsta ir kūnas ir čia vienas su kitu yra labai susiję. Tai šiandien irgi noriu pakviesti išbandyti vieną labai paprastą kognityvinę techniką. Tai pakviesti jūs užsimerkti, vėl kas galit, kas ramiai sėdit, neskubat. Ar savo atsakykite klausimą, kaip aš jaučiuosi. Na, aš dabar jaučiuosi įsitempusi, ar dabar jaučiuosi rami. Ir dabar atsimerkim ir pasižiūrėkim į visus savo kambario kampus. Ramiai apsidairykim po kambarį, pasižiūrėkim, kokios yra tekstūros, kokios šviesos, kokie šešėliai, kas mūsų supa. Dabar galim užsimerkti arba likti atmerktomis akimis ir klausykime garsų, kurie yra šalia mūsų, gal mūsų kvėpavimas ar kompiuterio ūžimas, kurie yra toli, neįsivarinant, tiesiog išgirsti. Ir dabar pabandom užuosti tai, kas yra čia, kas yra šitoje aplinkoje, tiesiog įkvėpti ir pajausti, koks kvapas. Dabar pabandom pajausti savo burnoje esantį skonį. Ir
pajaučiam, ką liečia mūsų rankos. Galim rankas ant kažko uždėti. Ar tai šaltas, ar tai kietas, ar tai minkštas paviršius. Ir dar kartelį užsimerkti ir savęs paklausti, kaip aš jaučiuosi. Ir tokios technikos padeda tiesiog grįžti į realų momentą, į dabarties momentą, nes nerimas, įtampa dažnai mus nuneša kažkur toli į ateities scenarijų planavimą, į ateities numatymą. Čia yra viena iš tokių mąstymo klaidų pagal kognityvinę elgesio terapiją. Dėl to labai svarbu grįžti. Tai yra ir dėmesingumo praktikos, mindfulness, tai yra ir tam tikros kognityvinės technikos, kurių irgi mokysimės ir daugiau. Ir yra kiti nervo klajoklio stimuliavimo pratimai. Tai vienas iš jų yra man toks labai patinkantis, kurį aš kartais taikau savo prieš miegą, jeigu norisi kažkaip ramiau užsimiegoti ir po dienos nuimti savo stresą. Tai mes jį ir padarysim, bet apskritai yra nervo klajoklio stimuliavimo technikų gausybė, galybė ir šimtai. Tai jos yra labai įvairios. Tai yra ir kvėpavimas, tai yra ir ta pati vizualizacija, dėmesingumas, tai yra ir išorinės technikos, tai tikrai yra labai daug būdų, kaip tą nervą klajoklį stimuliuoti. Jisai yra galvinis nervas, einantis nuo galvos iki mūsų pilvo ir siunčiantis informaciją tiek iš galvos į pilvą, tiek iš pilvo į galvą ir net didesnę dalį informacijos, net sako 80% jos, iš pilvo į galvą. Tai iš esmės jisai skanuoja, kaip mūsų kūnas jaučiasi, koks yra mūsų virškinimas, koks yra mūsų kvėpavimas ir siunčia į galvą informaciją, kurią tada smegenys apdoroja ir sprendžia, kaip elgtis ir kokią būseną sukurti. Tai nervo klajoklio stimuliavimo technikos gali būti somatiniai pratimai, tam tikri kūno pratimai ir mes vieną iš jų šiandien ir išbandysim. Tai yra angliškai havening technique, aš nežinau lietuviško atitikmens, bandžiau ieškoti, versti, bet dar kol kas neišversta tikriausiai, tai galim padaryti ir tiesiog pajausti, ar mūsų kūnui tokia technika tinka, ar jinai mūsų kūną veikia ir tiesiog pabandyti. Tai dabar kviečiu irgi, kas galit pasimti rankas, užsimerkti ir labai švelniai taip savo per vieną delną, per kitą su rankomis važinėti. Nuo delno iki dilbio, tai pirštai nuvažiuoja švelniai, tikrai nereikia spausti, galima net visai vos liečiant. Užsimerkus jausti kūną, jausti pojūčius, kurie ateina į dilbius ir plaštakas. Ir dabar uždedam rankas ant pečių ir labai švelniai nuo pečių braukiam link alkūnių. Mano kūnas jau žino, ką reiškia šitas pratimas, tai jau dabar tiesiog atsipalaiduoja. Ir dabar dedam pirštus ant kaktos vidurio ir švelniai braukiam link smilkinių. Švelniai, taip tarsi glostytume. Nervas klajoklis eina per visą veidą, dėl to labai daug technikų yra susijęs su veidu, su akių judesiais. Tai ir viena iš jų yra ir šita. Ir dabar švelniai leidžiamės link smakro ir smakrą taip tarsi kutentume. Tiesiog labai švelniu judesiu liečiam smakrą. Ir dabar visą veidą tiesiog labai švelniai nuglostom. Ir galim dabar įkvėpti, iškvėpti, pajausti vėl, kaip kūnas jaučiasi, ar kūnui patiko. Šiaip šitą praktiką atliekam šiek tiek ilgiau, bet norėjau supažindinti ir kas dalyvausi tik tai webinare, galima jau ją pabandyti taikyti ilgesnį laiką.
Ir šiandien norėčiau daugiau papasakoti šiek tiek ir užsiminti dar plačiau apie kursą, kurį mes organizuojam. Tai yra ciklas besilaukiančiams nervų sistemos balansas. Ir jį įeina 4 užsiėmimai, kurių metu, visų užsiėmimų metu mes turėsime fizinę dalį, turėsime kvėpavimo dalį, turėsime dėmesingumo ir tam tikrų nervo klajoklio stimuliavimo technikų dalį. Tai bus 4 ciklai ir kiekvieno užsiėmimo metu 4 dalys, kurių daugiausia sudarys judesys, bet jis bus toksai lengvas, ramus, balansuojantis. Ir šito kurso kol kas planas yra, kad jis bus gyvai. Tai yra Vilniuje Vilkės namuose ketvirtadieniais spalio 2, 9, 16, 23 dienomis, 10 val. Ryto, truks apie valandą ir šiek tiek laiko prieš ir po klausimams. Kurso metu bus galimybė nuo vienos savaitės iki kitos einant ir mokantis technikų, pajausti ir jų veiksmingumą, klausti, paskui tobulinti tas technikas ir galiausiai išmokti, kad galima būtų taikyti savarankiškai. O kadangi tikrai buvo labai didelis susidomėjimas, mes su Egle pasitarėm ir norėtume pasiteirauti jūsų visų dalyvaujančių, galbūt būtų poreikis tokį patį kursą daryti ir nuotoliu. Tai aišku, formatas šiek tiek keisis, bet vis tiek iš esmės visas 4 dalis tikrai galima įgyvendinti ir informaciją pateikčiau tikrai tą pačią, tik tai tiek, kad dirbtume negyvai, nebūtų to gyvo šilto kontakto, būtų šiltas, bet per ekraną kontaktas. Tai va, ir Eglė, kiek žinau, yra paruošusi kažkokią Google formą, jeigu neklystu, jeigu ką dar Eglė patikslinsi, bet jeigu ką, galite rašyti ir chatą, galite rašyti ir man, Instagramą ar elektroniniu paštu, jeigu tokio nuotolinio kurso norėtųsi. Ir pasižiūrėsim tada, ką galim padaryti ir būtinai informuosim. Tai va, ir dar Eglė parašė, kad turėsime ir uždarą palaikymo grupę, kurioje tikrai galima bus atsakyti jūsų klausimus ir pasidalinti informaciją. Tai va, ir dabar jūsų klausimai. Kadangi keletas klausimų buvo užduota jau registruojantis, tai aš tuo juos atsidarysiu ir ką galėsiu atsakysiu. Kaip ir sakiau, kai kurie klausimai buvo ne visiškai apie šitą kursą, ten jau buvo gal, sakykime, labiau grinai pasiruošimo gimdymui, tai kvėpavimas gimdymo metu, ar labiau apie sportą nėštumo metu, tai va tam tikri skausmai. Tai va, juos greičiausiai ir neatsakysiu, bet kas susijęs su nervų sistemos balansavimu, pabandysiu paliesti. Tai buvo klausimas apie neramių kojų sindromą. Tai už jį šiaip gali būti atsakingas geležies apykaitos sutrikimas arba dopamino sistemos disbalansas. Ir iš kurso mūsų, iš webinaro šito temos, tai ką aš galiu pasakyti ir kokios technikos gali padėti, tai iš judėjimo, iš fizinio aktyvumo, tai yra kojų volavimas, ypatingai blauzdų, tai yra blauzdų masažas, savimasažas. To valavimas tikrai nesudėtinga išmokti ir galima išbandyti, nes jeigu yra labai įtempti raumenys, tai jie dar darosi neramesni, turint neramių kojų sindromą. O kitas dalykas yra atsipalaidavimas, nes kai yra neramių kojų sindromas, tai labai didelis nervinių signalų srautas eina iš kūno į nervų sistemą ir jeigu mes jį šiek tiek sulėtinam, reiškia pereinam į tą atsipalaidavimo būseną, tai ir tas srautas padeda šiek tiek valdyti ir neramių kojų sindromą. Tai va čia yra toks labai platus dalykas ir labai įvairių technikų tam galima pasitelkti, bet iš nervų sistemos tai yra visos atsipalaidavimo technikos ir masažavimas, atpalaidavimas tam tikrų kūno dalių, ypatingai blauzdų. Taip, tada yra klausimas apie fizinio kūno apribojimą, buvo parašyta norėjimas kažką daryti, veikti, nors negali. Tai čia norėčiau, kad klausimą patikslintumėte, jeigu galit, nes čia ir vienaip ir kitaip galėjau suprasti.
Tada yra baimė sportuoti, nes baisu persileisti. Tai štai jau paminėjau, nėra tyrimų, kurie parodytų sporto ir persileidimo tikimybių, kaip ten, persileidimo ryšį kažkokį. Ir iš esmės yra labai, labai, labai nedaug būklių, kada tikrai negalima sportuoti, tai tam net visko čia nevardinsiu, bet tam tikra placentos padėtis, kraujavimas nėštumo metu ir taip toliau, kai jau tikrai gydytojai pasako, kad čia yra didelė rizika ir reikėtų gyventi ramiai. O visais kitais atvejais sportas padeda tiek vaikeliui, tiek mamai. Vaikeliui aprūpinti vaikeliui tiekimą visomis reikalingomis medžiagomis, įskaitant ir deguonį ir visą kitą, ko reikia, o mamai psichologiniai sveikatai, fiziniai sveikatai ir tiesiog naudų yra tūkstančiai ir sportuoti tikrai nereikėtų bijoti ir labai įvairių sportų galima užsiimti, vengiant ekstremalių ir vengiant labai didelio intensyvumo, labai ilgų sesijų. Tai jau yra triatloną gal reikėtų pamiršti, nežinau, čiuožinėjimą pačiūžami, jeigu nesate dailiojo čiuožimo čempionės, gal irgi, ten, kur galima tikrai nukristi stipriai, bet važinėti dviračiu, sakau, plaukioti ir taip toliau, tai tikrai drąsiai. Toliau buvo klausimas apie laukimą, gimdymą ir nerimo bei panikos atakas. Tai iš esmės, pirmiausia, ką galima daryti, tai dirbti bendrai su nerimu, tai yra ir psichoterapija, ir įvairiausi kiti metodai. O iš nervų sistemos balansavimo, tai yra technikos, kuriomis mes nervų sistemą kaip ir veikiam ilguoju laikotarpiu, apie ką šiandien daug kalbėjom, bet yra ir tam tikrų tarsi nerimo išjungimo mygtukų, kurie padeda trumpuoju laikotarpiu sumažinti nerimą. Ir yra tokių greitosios pagalbos technikų, kaip pavyzdžiui, kadangi nervas klajoklis eina per veidą, tai galima, jeigu jau, tarkim, baisu, kad gimdymo metu tai užeis kažkokia panika, galima turėti kažką labai šalto, geriausiai šis ledukų kokių ir veidą tiesiog glostyti tais ledukais, apsipilti kuo šaltesniu vandeniu veidą, nes tada nervas klajoklis susistimuliuoja ir padeda šiek tiek nurimti. Atvirkščiai į vidų pilti labai šiltą, kažkokį karštą, tai yra, arbatą gerimos temperatūros, nes tada stimuliuojasi pilvinė dalis klajoklio nervo ir jinai padeda savaime nurimti. Kai jau nors šiek tiek nurimsta, tada galima jau užsiimti ir raminančių kvėpavimų ir visais kitais dalykais. Tai vat, kai yra labai labai stiprus nerimas, tai reikia žinoti tų tokių greitosios pagalbos metodų. Tai jų šiek tiek irgi mokysimės ir jie yra dalis viso to balansavimo. Ir buvo dar klausimas apie kaklo skausmą, sąnarių traškėjimą. Tai sąnarių traškėjimas čia yra toks bendras dalykas visiems pasitaikantis, tai priežasčių įvairių yra, dažnai trūksta sąnarinio skysčio, tai gali būti, kad trūksta vandens, gali būti, kad trūksta judėjimo, bet tai dažnu atveju nėra pavojinga, o kaklo skausmas, tai jisai gimus vaikeliui dažnai padidėja dar gerokai ir būna visai jau nebelengva su juo, ypatingai jeigu nemokam atsipalaiduoti, nes emocinė įtampa, ypatingai moteris, kaupia kakle. Ir čia būna užspausta, užtraukta ir čia irgi signalas nervų sistemai, kad nėra saugu. Tai dėl to mokysimės kursų metu nemažai visko, kas padeda atpalaiduoti tą kaklinę sritį. Tai va, dabar žiūriu mūsų chat'e klausimus. Jeigu buvo rekomenduojamas poilsio režimas 3. trimestrą, kaip ir jums, tai kaip tada sportuoti, ar nepaskatins gimdymo? Iš esmės reikia konsultuotis, jeigu vienas gydytojas patarė nesportuoti ir nejudėti, tai dažnai rekomenduoju gauti antrą nuomonę, ypatingai iš gydytojo, kuris yra besidomintis naujausiais tyrimais, nes dažnu atveju
Toks nuosprendis yra klaidingas ir tiesiog gydytojai apsidraudžia, tie, kurie neturi žinių. O jeigu nėra tam tikrų labai tokių raudonų lempučių, tai dažnu atveju bent jau lengvas judėjimas, lengvų mankštų darimas, tai tikrai yra galimas. Man irgi buvo patartas lovos, vos ne lovos režimas, bet iš esmės, kai suėjo 37 savaitės, dar buvo vaikelis nepasirodęs, aš jį pernešiau iš vis po termino dar 5 dienas, nepaisant tų gimdos susitraukimo, tai nuo 37 savaitės grįžau pilnai sportuoti, judėti ir niekas nepaskatino to vaikelio išlysti anksčiau, negu jis norėjo. Tai iš esmės, sakau, yra labai labai nedaug tik tai būklių, kada sportas, judėjimas yra nepageidautinas. Taip, pirmasis trimestras labai kankina pykinimas, vėmimas, bendras silpnumas, sportavau anksčiau, bandžiau tęsti, bet realiai pasijusdavau blogiau. Visiškai nėra jėgų sportuoti, nors labai norisi ar išlaukti antro trimestro. Jeigu visiškai nepavyksta rasti jėgų ir jeigu sportuojant darosi tik blogiau, tada nieko nepadarysi, tada teks laukti. Bet iš esmės dažnu atveju sportas šiek tiek pykinimą ir blogumą sumažina, nes išjuda žarnynas, pasikeičia medžiagų apykaita ir blogumas gali netgi sumažėti. Plius ateina deguonis į pilvą, į rankas, kojas, į smegenis ir visur ir pasidaro šiek tiek lengviau. Jeigu sportuojant labai pykina, dažnu atveju reikia pasižiūrėti, kokiose pozicijose gal nepatogu yra gulėti, gal nepatogu būti žemyn galva ar panašiai ir tiesiog tų pozicijų išvengti ir pasižiūrėti, kas tinka. Tai jeigu nori sportuoti, jeigu nėra kažkokių indikacijų, kad nebūtų galima, tai tikrai siūlyčiau bent jau pajudėti, pabandyti ir atsirinkti, kas tinka. Tikrai nelaukti antro trimestro. Taip. Ar yra kažkiek klajoklio nervo pratimai, kurie tikrai netinka nėštumo metu? Šiaip, kadangi tų pratimų yra begalė, tai aš negaliu taip tiksliai atsakyti ir viso sąrašo pateikti, bet tikrai negalima vartoti, tiksliau negalima naudoti elektrostimuliatorių, kurie veikia nervą klajoklį. Bent jau todėl, kad tyrimų nėra, tai nėra, kad čia yra visiškai kažkas labai pavojingo, bet tiesiog neištirta. Tada intensyvus kvėpavimas, kvėpavimo užlaikymas ir apie ledo vonias ir apie karštį. Tai vat čia kaip ir karšta pirtis ir šaltos ledinės vonios yra nepageidaujama, o visa kita tada jau reikėtų žiūrėti pavieniui kiekvieną pratimą. Taip. Tai puikia informacija, labai džiaugiuosi, kad kažkas prisijungia, kas irgi dirba su nėštukėm. Ar kurse bus mokomas kvėpavimo ir atsipalaidavimo, kuris naudingas būtent gimdymo metu? Tai taip, nes gimdymas dažnai trunka ilgai ir kvėpuoti ir atsipalaiduoti reikia mokėti ne tik per sarmius, ką ten atsipalaiduosi labai. Bet tarp jų reikia mokėti, tai yra ir tam tikri būdai, kaip nuglostyti įtampą, kaip atpalaiduoti kūną, kaip atpalaiduoti žandikaulį, kaip kvėpuoti raminančiai, tai tikrai bus naudinga ir gimdymo metu. O nuo kurios nėštumo iki kurios savaitės tinkamas kursas, tai bet kada. Iš esmės, nuo pirmos nėštumo savaitės galima netgi tik planuojant nėštumą, jeigu jaučiat didelę įtampą ir norit žinoti, kaip saugiai paskui savo padėti nėštumo metu. Taip, kodėl vaikščiant ir pradedant bent jau lengvai sportuoti, pradeda mausti pilvą ir atsiranda lengvas skausmas pilvo apačioje. Prieš nėštumą sportavau su svoriais ir šiaip aktyvus buvo laisvalaikis. Tai gali būti, kad tempiasi raiščiai, gali būti, kad į gimdą priplūsta daugiau kraujo, dėl to nežinau, koks pas jūs yra, kokio dydžio nėštumas, bet vaikščiant, jeigu jau labai didelis pilvas, tai galima naudoti diržą,
o sportuojant reikėtų keisti padėtis. Tai iš esmės, kad nebūtų ilgai atliekama veikla stovint tiesiog, kai į gimdą priplūsta labai daug kraujo, tai reikia nusileisti paskui į padėtį 4, gulint ir panašiai, tam, kad kraujas pasiskirstytų tolygiau po visą kūną ir netemptų taip stipriai gimdos srityje. Tai va, man atrodo, kad čia buvo paskutinis klausimas. Jeigu turite dar kažką, dar turim kiek čia 6 minutės, tai galite drąsiai rašyti, o jeigu klausimų nebeturit, galite parašyti, ar buvo naudingas webinaras, ar išsinešit kažką, ar patiko, nes visą laiką dabar čia kalbėjau monologų, tai būtų labai faina ar perskaityti, ar išgirsti, jeigu norit garsiai pasakyti. Taip, tai ar neplanuojam kursų vakarinėmis valandomis, tai čia pagal poreikį. Jeigu yra poreikis, tikrai rašykite Egliai arba man. Žiūrėsim, ar susirenka grupė. Pirmą grupę suplanavome būtent tą 10 valandą. Čia turbūt labiau tinka arba dirbant kažkokį laisvo grafiko darbą, arba jau išėjus į dekretą. O jeigu bus bus poreikis vakarais, tai suorganizuosim ir vakarais. Kurso kaina, nepaminėjau, iš tikrųjų, šiaip kurso kaina yra 121 euras, bet šiuo metu tam, kas prisijungėte į webinarą, yra speciali kaina 100 eurų už visus užsiėmimus, tai už visą kursą. Taip, patarimų, kaip atpalaiduoti diafragmą, darant kvėpavimo pratimus, tiksliau iškvepiant. Atrodo, jog visada įtempta. Tuoj dar žiūriu kitas. Taip. Apie kvėpavimą, atsiprašau, diafragmą, tai diafragma iš esmės atvirkščiai, kai mes įkvepiam, jinai leidžiasi, atsipalaiduoja, o kai iškvepiam, jinai susitraukia. Tai natūraliai jinai jau susitraukia, neatsipalaiduoja iškvėpimo metu, bet bendrai tai mes ją atpalaiduoti galima tokiu pilnu kvėpavimu. Tai čia labai per porą minučių jau jo neišmokysiu, bet tai yra kvėpavimas pilnai ir šonkaulių apačią, ir į pilvo priekį, toksai platus, ir netgi juosmeninis kvėpavimas, kai diafragma pilnai išsitempia, kai mes įkvepiame, ir atsipalaiduoja, tarsi sumažėja, susitraukia, kai mes iškvepiam. Tai galima labai, jeigu yra labai mažas dar nėštumas, tai galima labai švelniai ties šonkauliais dar paspaudinėti, atpalaiduoti, nes diafragma yra raumuo, bet jau paskui nuo kokio 3-4 mėnesio tas daros tikrai nelabai pasiekiama, jau ten nebelysim po šonkauliais, tai tada tiesiog kvėpavimu, tiesiog paprastu kvėpavimu, pilnu, plačiu ir taisyklingu. Tai va. Taip, tai mano išsilavinimas yra, aš turiu europinius kursus EREPSA, tai vadinama, kuris leidžia visoje Europoje treniruoti. Ten esu ir nėščių pogimdyvių treniravimo kursą baigusi, o šiaip dabar neseniai baigiau Lietuvos sporto universitete fizinio aktyvumo specialybę ir dirbu su treniravimu ir su mokymu atsipalaiduoti. Taip. Turbūt dar klausimų galim sulaukti ir elektroninių, ir mes greičiausiai ir priimsim tos klausimus ir mielai atsakysim. Galim tą pažadėti. Taip, būtinai.
Ir aš iš tikrųjų kviesčiau pasižiūrėti nuorodą, ką domina, dar daugiau apie tą programą, ten tikrai išsamei parašyta. Jeigu kils klausimų, tai drąsiai skambinkit, rašykit ir išsiaiškinkim, o kursą pradedam jau kitą savaitę, labai greitai. Tai aš kviečiu prisijungti, nes turbūt informacija yra unikali ir vienoje vietoje. Tai labai labai ačiū, kas prisijungėt. Labai ačiū, Egle. Man iš mūsų pusės tiek, nebent tu dar nori kažkokį baigiamąjį žodį. Ne, tik tai labai kviečiu į kursą arba tiesiog pasiekti tiek Vilkės namų, tiek mano veiklą, pasižiūrėti, ką mes veikiam ir gal ten dar bus kažkokių daugiau naudingų patarimų. Ir iš tikrųjų savo buvimu ir tokiu vedimu jau, man atrodo, daug ramybės ir daug tokio atsipalaidavimo tu gali suteikti. Tai jeigu dar pridėsim technikas, pridėsim įrankį, tai gausim puikų rezultatą. Tai labai ačiū visoms, kas skyrėt savo laiką vakare ir iki susitikimų kitą savaitę arba nuotolinių susitikimų dar vėliau. Ačiū labai tikrai. Gražaus vakaro viso. Gražaus vakaro iki.